Kada atvažiuoji į kitą miestą, jame reikia kažkur taip apsistoti ir nakvoti. Čia vieta, kurioje aš niekad nemiegoju, nors aš galėjau čia miegoti. Labai keistas jausmas, kada tu ruošiesi užmigti kitame mieste. Pradžioje tas kambarys, jisai būna svetimas ir tu liktai nieko net pažįsti, bet pabuvus ten porą dienų, pripranti prie tos rutinos, prie kasdieninių veiksmų ir jis tampa savas. Sugalvoji kažkokį ritualą, ką ir kaip darysi, ką po ko darysi. Ir ta vieta tampa tavo, sava. Ko gero, žmogus gali adaptuotis bet kurioje vietoje. Reikia tiesiog sugalvoti rutiną, ką po ko ir kaip darysi. Sugalvosi, turėsi atramos taškus. Gyvenimas tai ir yra, ko gero, tokie atramos taškai iš ryto. Padaryta, po pietų padaryta, nusipraust, pavalgyt, miegoti. Bet šitoje vietoje aš nemiegojau. Tai liktai toks prarastas mano patyrimas, kažkokia mano dalis aš. Gal jinai neprarasta, jinai gal daugiau negauta. Negautas patyrimas, negautas pažinimas. Kažkokios savo aš dalies nebuvimas.